bičiuliai, labas rytas. Sausio 29 diena, 10 valanda ryto. Labai graži dienos pradžia, nors vėjuota. O aš, kaip pingvinukas lolo, krypuoju ledu, nes neturiu šipų ant batų. O ledas labai slidus, vos painu. Ajajaj. Na nieko, gal sprando nenusisuksiu. Kadangi baigėsi poledinės žūklės lydekų sezonas, tai turbūt paskutinį kartą šiais metais dar pagaudysiu vaibais ant ledo. Žiūrėsiu, kaip man čia seksis. Tai einam gręžt ir žiūrim, ką turim. Peiliukus pasikeičiau. Sudėjau tokius asferinius. Tai ką aš galiu pasakyti, smagiau gręžia. Tai matyti tokius pusiau sferinius aš ir paliksiu. Taigi, hebra, kaip matot, kaliau aš čia tokį puslankį kečių. Taip, kad panašiai kas 10 metrų vieną nuo kitos. Na ir ką, bandau. Pradžiai duosiu šitą vaibą. Jeigu ant šito nieko, bandysiu kažką mąstyti. Gerai, mintis kokia. Čia kažkaip žiūriu, 3 metrai antroji kitai gilis. Tai man atrodo, kad čia biškai per gilu, aš čia gal dar porą nuo kečių pasitikrinsiu su echolotu. Ir jeigu nieko, tai tada turbūt, kad greituoju būdu prabėgsiu tas eketas, kurias čia įsigrėžiau. Ir tada turbūt bandysiu eiti arčiau krantą, nes, nežinau, man kažkaip 3 metruose žiemą lydeks, to labiau, kad čia didžiausias gilis 3,5 turbūt, tai nemanau, kad jis toj duobėj gali sėdėti. Gerai, einu į kitą. Kaip jis sakiau, einu prabėgti. Prašliaužti. Pasimiau ryškų, pasimiau uždidiklį ir replytės. Čia tam atveju, jeigu tyčia kaltų, reikėtų eiti atgal prie kėties. Turbūt kepurę pasikeisti. Nu, bandom. Ryškalą. Žiūrim, kas čia bus. Nu, hebra, ten tą 30 kečių, kur praėjau, nekibimą nemačiau. Čia dabar prisigrėdžiau palei tą salą ir nuo tos salos va iki ano kišulio pirmyn ir atgal. Tai čia dar kokį 25 eketas patikrinsiu ir turbūt, kad tiek. Ir varysiu namo. Bandysiu va tokią va citriną. Ar čia apelsinas, ar čia citrina, nežinau. Tai ką, būsiu nuo nulio pabėgęs, taip išeina. Va, makaronas koks. Ir galėtų tą pačią leisti. Nu, augink raumenį. Tai turbūt 11 valandos sindromo jau nebebus. O dabar turbūt bus 4 valandos sindromas. Planavau šito kečių nebesitikrinti, bet kad jau įkando vienas ilkiokas, tai dar praeisiu. Per kokį 30 minučių rogės palikau su viso echolotu. Čia ant tokio gilio nėra net ką veikti, net ką žiūrėti, nes 1,50 m gilis, tai nieko čia nematysi. Na nebent pakilimą kažkokios žuvytės.
kaip sakant, kur anų yra, iš karto atsiliepia. Ai. Nu, baig. Ai, be operacijos nieko nebus. Reik šutinti iki dėžės. Reik žiediklą, hebra. Ha, o žiediklas kišenį. Dar nuo pirmai. Nu, mailiau. Gyvenk, taip sakant. Kirta. Bet jeigu jinai jau kabliuką gavo, tai daugiau jinai nebegriebs. Ai. Atsižiopsojau. Bet kando. Ant stovinčią. Befilmuoju ant saulėlydį. Ant stovinčią. Per ilgą pauzę. Nu geras. Silkė ta silkė. Nu čia tai kapiec. Apa, nu. Varyk iš čia. Ketvirtą lydeką, kur dar netgi pati atsikabina. Aišku, jeigu galima čia lydeką pavadinti, tokį slieką. Nu, bet kas čia? Sukelims? Vakarienė čia jūsų? Alio, čia jūs valgo dabar? Ar vakarieniauja? Čia. Jo. Stebuklai vyks kažkokie. Penkta silkė. Čia toks jausmas, kad tam visam plote vien lydekus. Susidaro toks įspūdis. Nu, atiduok kabliuką. Atiduok kabliuką. Apa. Niu. Bėk mažylę. Auk. Susitiksim, kai užaugsi. Turiu dar kelias minutės, kokį 15 gal. Nes jau reikės varyti, dar reikia vaikų susirinkti iš darželių ir mokyklų. Tai dabar dar turiu tokią durną mintį. Praeit tas pačias eketės. Nu, čia beveik kiekvienoj eketėj buvo pakibimą, tai praeisiu tas pačias eketės, su to pačiu vaibu, nu ir patikrinti teoriją, ar iš tos pačios eketės galima daugiau pagauti, ar negalima. Tai teorija patikrinta. Iš tos pačios eketės antras žuveliokas. Nu, truputę auk. Čia apsidraudimui, jeigu sulaukčiau klausimų, kokią meškerytę, tai Lucky Džono, Zanderis, Setechas, šiam 4 HT, nežinau, kas tas HT, turbūt į Heavy, ar kažkas tokio, bet nu tikrai pagalys kaip reikalas, aišku, jokių sargelių, paprasta ritelė, nu kaip paprasta, turinti prasukos mechanizmą čia. Matėt, kas žiūrėjot, kas mane sekot, kad man tas prasisukantis mechanizmas padėjo. Ir aišku, titaninis pavadys ir pintas valas, 30 LBS. Kaip matėt, netgi tokiem gilį, tos lydekos visiškai to pinto valno nesibaido, o tam, kad žuvį traukčiau aš, o ne žuvis trauktų mane, tai reikia to tokio storo valo. Tai tiek apie įrankius. Čia dabar tokia mintis. Va tas va plotelis, matot kaip skiriasi ledo spalva. Tai visi kibimai, ką sugaudžiau, buvo berods tose eketėse, kurios po baltų ledu.
O tas ledas, kur čia skaidrus, tai po to nieko nekybo. Taigi, draugai, parbridau jau į krantą. Tai kokias išvadas iš šiandienos to lydekų uždarymo? Aš manau, kad vis tik turėjo įtakos ta saulė ir nedidelis gylis. Ledas sąlyginai skaidrus, nestoras, tai matyti saulės spinduliai muša iki pat dugno ir žuviai tikrai nedrąsu. Nes pasižiūrėkit, visi kibimai, tiek Tadui, tiek man, tada, kada jau saulė pasikavojo už horizontą. Saulė jau prasidėjus leistis, tada jau prasidėjo žuvies aktyvumas. Reziumė, nori pagaut, turi žvejot. Namuose ant sofos nekimba. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot su manim kartu šitam lydekų sezono uždarime vaibu, reikia pabrėžti. Ir kaip mėgstu sakyti, pasimatysim ant vandens. Ate!